Vilniaus Vėtros futbolininkai šiandien susirinko į treniruotę, kuri galėjo ir neįvykti. Beveik pusmetį algų negaunantys žaidėjai su treneriais svarstė, tęsti treniruočių procesą ar skirstyti savo. Tikrai taip nustebino, kad šiandien beveik visi susirinko. Aišku, gal komanda ir žaidėjai tikėjus kažkokį tai sprendimą, tačiau jokio sprendimo šiandien jie nesulaukė iš manęs, iš klubo vadovų, taip kad kažką daugiau pasakyti negaliu. Vėtros futbolininkų didžiausia nemalonė klubo prezidentas Romas Stašauskas susitraukė dėl savo nebendravimo nei su žaidėjais, nei su treneriais. Dėl skolų kai kurie Vėtros žaidėjai yra iškraustomi iš nuomojamų būstų, o nedrausti ir sveikatos problemų turintys klubo nariai palikti likimo valiai. Mes dėl savęs galime skaityti treniruojamės, palaikom formą, vis tiek kiekvienas galvosim, kur eit, ką daryti, ieškosim savo klubo. Bet apie likimą čia, kaip suprantu? Apie likimą kol kas nėra kas šnekėti, nes niekas su mumis nešneka. Abejoju, kad daug žaidėjų liks. Jeigu ras komandas, man atrodo, visi išvažiuos, nes Lietuvoje dabar situacija nėra pati geriausia, kad jie susitvarkys klube finansinės tikimybės. Mano manimo, tai turi būti geriau. Vis tiek A lygos čempionate antros vietos laimėjimo komanda negali taip prapulti. Dabartinė Vėtros situacija labai primena prieš porą metų buvusią Vilniaus Žalgirio situaciją, kai klubo kontrolinį akcijų paketą turintis žmogus nei pats yra mokus, nei yra pasirengęs parduoti klubą. Mes dar nedėjome iki tokio drastiško metodo, kaip kad Vokietijos Bundeslygoje pirmojo ir antrojo yra daroma, tai kad reikalauti, kad daugiau negu vienas savininkas negalėtų turėti daugiau negu 49%. Bet atrodo, kad reikės priimti kažką panašaus sprendimą ir pagalvoti apie tokį dalyką, nes šiandien visos problemos yra ten, kur būdavo po vieną savininką. 45% turinti Antono Treušnikovo aplinka sako, kad skolas žaidėjams išmokėtų tą pačią savaitę, jei dabartinis klubo prezidentas skoloms skirtų pinigų neleistų savo verslui. Что касаемо задолженности игроков, то все задолженности будут выплачены игрокам. Su žaidėjais ir treneriais būtų atsiskaityta dar šį mėnesį. Dėl to mes problemų nekeliame. Be to turime tikslą kitąmet komandą padaryti stipresnę. Tik norime išvengti kliūčių. Jei Vėtros klubas neatsiskaitys nors su vienu žaidėju, Lietuvos futbolo federacija prižadėjo nedaryti išimčių ir licenzijos klubui nesuteikti.